Sveiki, sveiki. Šiandien parodysiu, kaip per Find and Select, arba kitaip rasti ir pažymėti current region, tai yra dabartinę sritį, ir current array, kitaip tariant, dabartinį masyvą. Norint pažymėti visą current region, reikia pažymėti kokį nors vieną laukelį, kurio current region norite rasti, tai yra kurio dabartinę sritį norite susirasti. Tai pasižymiu laukelį, einu į Home, susirandu Find and Select ir spaudžiu Go to Special. Čia užsižymiu Current Region. Spaudžiu OK. Excelis suranda ir pažymi aplink aktyvų laukelį esančius gretimus laukelius. Riba, ties kuria Excelis susto žymėti, tai bus visiškai tuščia eilutė ir visiškai tuščias stulpelis. Norint pažymėti visą current array, lygiai taip pat reikia atsistoti ant kurio nors vieno laukelio, kuris įeina į tą current array, ir per Go to Special pasirinkti current array. Tuo atveju Excelis suranda ir pažymė aplink aktyvų laukelį esančius tuos laukelius, kurie priklauso masyvui. Primenu, kad yra ir daugiau įrašų su Go to Special, kuriuos gali rasti mano puslapyje. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad skyrei laiko, prašau įvertink, pasidalink ir prisijunk. Iki.